Dažniausiai yra stebimas ligos recidyvas randos srityje. Taip pat liga gali progresuoti į smegenis, kaulus, plaučius, pleurą, kepenis, ovarus. Pastebėta, kad moterims, kurioms nerandama estrogenų, progesterono ar HER2 receptorių, dažniau diagnozuojamas metastazavimas į kepenis ir smegenis. Turinčioms estrogenų, progesterono receptorių liga dažniau metastazuoja į kaulus. Išgyvenamumas pagal stadijas. Jeigu diagnozuojame nulinę stadiją, išgyvenamumas yra 95% 5 metų laikotarpyje. Jeigu diagnozuojame pirmą stadiją, išgyvenamumas yra 85% 5 metų laikotarpyje. Tačiau diagnozavus ketvirtą stadiją, išgyvenamumas yra tik tai 5–10%. Atsiradus ligos progresavimui, tai yra metastazavimui, 4 iš 5 ligonių miršta 5 metų bėgyje, tai yra 80% atvejų. Todėl labai svarbu yra parinkti atitinkamą gydymą naujausiomis gydymo priemonėmis.